baby, let the good times go home. Come on, baby, let the good times go home. Come on, baby, let the good times go home. Come on, baby, let the good times go home. Come on, baby, let the good times go home. It's like Woodstock to the brand new villain, pop to the music, psychedelic visit my heart. Šeštadienį Anykščiuose praūžė regionų krepšinio lygos žvaigždžių diena. Geriausi trečios pagal pajėgumą Lietuvos lygos krepšininkai grūmėsi A ir B divizionų rytų bei vakarų rinktinių rungtynėse. Taip pat dalyvavo konkursuose RKL Sniperis bei Oro karalius. Šventės atidarymo metu gausiai susirinkusius žiūrovus sveikino RKL prezidentas Arvydas Krekždė, Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius bei garsiausias anykščių krepšininkas Sergejus Jovaiša. Po iškilmingo šventės atidarymo pirmieji jėgas išmėgino geriausi B diviziono krepšininkai. Rytų bei vakarų rinktinių mūšį po gražios kovos laimėjo vakarų komanda rezultatu 120-113. Po pirmų rungtynių buvo surengtas RKL Sniperio 2013 konkursas. Iš 30 dalyvių į finalą galiausiai pateko Matas Lisajevičius, atstovaujantis Alytaus savanoriui, ir Tautvydas Juodelis iš Trakų komandos. Finalinės serijos metu Lisajevičius įmetė 13 taškų. Po jo metęs Juodelis šį rezultatą pagerino dar likus 5 metimams. Galutinis Juodelio rezultatas 14 taškų. Aš tikėjausi Anykštėno irgi finale Edgaro Bartaševičius, nes su draugais nutarėm, kad būtų geriausias finalas. Ne pirmas, esu 3 kartus dalyvavęs moksleivių lygos tritaškių konkurse, 2 kartus buvau nugalėtojas, o 1 kartą teko tenkintis antrąją vietą. Apdovanojus RKL Sniperiai į aikštę žengė A diviziono rytų ir vakarų rinktinės. Šis mačas pasižymėjo atkaklumu, o nugalėtojas paaiškėjo tik pačioje pabaigoje. Dėjimų, įspūdingų perdavimų ir tolimų metimų kupina šou 115-112 laimėjo Rytai. Puikios nuotaikos, populiari sporto šaka ir aišku, tai yra šventė, manau, kad ne vien tik tai krepšiniui, bet šventė ir miestui. Ir tai rodo, kad yra ir pilna salė žmonių, ir šventinį nuotaiką, puikus vedėjas, puikus reginys, smagu. Šiame mače rankos taiklumą išbandė ir vakarų vyrtreneris Gediminas Sakalauskas. Po rytų ekipos stratego Gintauto Vileitos techninės pražangos nuspręsta, kad baudas turi mesti būtent varžovų treneris. Vienas pastarojo metimas iš 2 buvo taiklus. Naudingiausiais mačo žaidėjais pripažinti Tomas Mickevičius iš rytų bei Karolis Guščikas iš vakarų. Labai puikios nuotaikos, labai džiaugiuosi šitą šventę, labai džiaugiuosi, kad pakvietė. Tikrai nesistengiau, tiesiog žaidėm visi komandinį žaidimą ir gavosi kaip gavosi. Gausus būrys dalyvių žiūrovus džiugino konkurso RKL Oro karalius 2013 metu. Iš 23 dėjikų į finalą prasibrovė Kupiškio SC Dailistos atstovas Saulius Likša ir Marijampolės ŽSM Mantinga žaidėjas Domantas Senda. Finale abejingų nepaliko Kupiškėnas, kuris peršoko per 6 atsitūpusius berniukus ir jau pirmų bandymų gavo maksimalų įvertinimą 25. Antrasis jo mėginimas buvo kiek paprastesnis, tačiau pergaliai to užteko. Nuotaikos yra puikios, kaip tik šį antradienį Šiaulių krepšinio lygoje irgi tapau 2013 metų Oro karalium, tai sunku pasiruošti tikrai nebuvo. Žinot, visi tikisi efektingų dėjimų, bet iš tikrųjų yra žmonių kiekis, geriau pastatyti 5 vaikus ir per juos įdėti, negu rizikuoti kažką neįmanoma. Baby, let the good times